Kai pradeda sportuoti vyresnio amžiaus žmonės, kaip keičiasi jų kaulų tankis? Žinoma, ten jau stebuklų nebepasieksim, bet vis tiek yra geriau negu nieko nedaryti ir pasirinkti tik tais pasyvų gyvenimo būdą. Tai mokslo rezultatai rodo, jeigu mes vaikystėje, paauglystėje judėsim, rinksimės tokį fizinį aktyvumą, tokią mankštą, kuri įtraukia šuoliukus, įtraukia tam tikro pasipriešinimo įveikimą. Tai bus labai gerai mūsų kaulams, nes vaikystėje, paauglystėje kaulinis audinys stiprėja, auga. Ir mūsų kauluose visą laiką vyksta irimo ir atsinaujinimo procesai, tačiau vaikystėje, paauglystėje atsinaujinimo procesai stipriau veikia, o jau vyresniam amžiuje labiau irimo procesai ima viršų. Ir vis tiek, kaip ten bebūtų, mes nesam apsaugoti nuo to, kad mūsų kūnas, mūsų organizmas laikui bėgant susidėvi ir mūsų kaulai praranda ir kaulinio audinio masę, ir tankumą, ima retėti, dažniau atsiranda rizika lūžiams. Tai bet kuriuo atveju judėjimas, fizinis aktyvumas, jisai stiprina mūsų organizmą, stiprina raumenis ir stiprina tuo pačiu kaulus. Pakyla jam nuotaika, atsiranda noras džiaugtis gyvenimu, atsiranda noras bendrauti su kitais ir galima net ir sportuoti jau draugė su kažkuom. Tai. Ir tas gyvenimo kokybei prisideda stipriai. Ir galbūt stabdo moterims osteoporozės vystymas? Stabdo ne tik tai moterims, nes osteoporozė tai yra dažniausiai siejama su moterimis, ypač po menopauzės atsiradimo. Tačiau tiek vyrai, tiek moteris gali susirgti osteoporozę, kaulai retėja ir su amžiumi jie retėja sparčiau. Yra nustatyta, kad osteoporozė nėra vien tik tais vyresnio amžiaus žmogaus liga. Osteoporozė jau gali pasireikšti ir jaunesniam amžiuje ir tas sietina su tokiu faktu. Jeigu mes augimo brandimo laikotarpiu nepasiekėme optimalaus kaulinio audinio masės ir tankio, to vadinamo piko, jeigu mes to piko neišnaudojam ir nepasiekėm, tai gali ir įvykti tokie nemalonūs dalykai kaip lūžiai jau ir ankstyvam amžiuje dėka tos osteoporozės atsiradimo. Ar optimalus kaulinio audinio masės ir tankio pikas pasiekiamas tik sporto dėka? Sportas šiuo atveju gali būti suprantamas kaip labai rezultatų siekimo, bet yra kita šio termino pusė. Sportas, jisai daugiau galėtų būti kaip mankštinimasis, reguliarus judėjimas, fizinis aktyvumas, kurį mes sportą pasirenkam. Jeigu sportas labai akcentuojam į atletizmą ir į sportinius rezultatus, galim lazdą perlenkti ir sulūžti. Bet jeigu į sveikatinimo pusę sportavimas, sportas visiems principų, tai tada taip mes darom savo tik tai gerą. Ar tikrai tie, kurie sportuoja vaikystėje ir paauglystėje, sulaukia vyresnio amžiaus, net 20 metų nutolina kaulų lūžių riziką? Netgi pasinagrinėjus iš grafikų galima būtų matyti tokius skirtumus, kad jeigu žmogus tam pačiam amžiuje, vaikas, paauglys, jo bent 100 ar 200 gramų kalcio kauluose yra surenkama daugiau, kol jisai pasiekia tą piką. Tai vėliau vyresniam amžiui, net 20 metų vėliau, gali jam pasireikšti rizika, kad kaulas gali lūžti. Turi atsargoj 20 metų. Tai pakankamai toksai stiprus kozeris judėti vaikystėje ir paauglystėje, ne tik gimnastika. Viskas tinka. Įvairūs pratimai, įvairios sporto šakos, įvairus fizinis aktyvumas. Gal mažiau yra stiprinantis kaulus tokie užsiėmimai kaip plaukimas, važiavimas dviračiu, nes ten tarsi nuimam dalį svorio nuo savęs. Vandenį iš vis tarsi svorio netenkam, dviračiu tik kojos tarsi dirba, taip. Tačiau bet kuriuo atveju raumenys tai dirba. Ir jei raumenys dirba, stiprinam ir kaulus, tai vis tiek tinka ir plaukti, tinka ir dviračiu važiuoti. Na, o jeigu jau labai stiprinti norim kaulus, tai tada geriau rinkti šuoliukai, įvairūs per šokdynę vaikams gumą, kaip vaikystėje mes esam praleidę daug laiko kieme šokinėdami per gumą, tai žinom, kad galbūt mes jau savo padarėm labai gerą darbą ir vėliau kaulų retėjimo tokia nelaimė nutiks.